Sveikos mielosios. Stoviu ir negaliu patikėti. Virš mano galvos. Štai ten medyje. Matote? Tikiuosi, kad spėjau pagauti. Va. Matote? Voveraitė. Ji eina medžiu žemyn, o jinai ką tik praskriejo virš mano galvos. Ir jos dviese. Jos ten kažkur. Ten jos žaidžia. Ten jos gyvena savo gyvenimą. Nors mums atrodo žmonėms, ar taip gali būti, kad kažkur kažkas, o štai jinai vėl dar viena skrenda. Ir jos tiesiog skraido, jos gyvena gyvenimus. Šiandien mintis po darbo išeiti pasivaikščioti. Tai yra, kad 100% išgyventi savo gyvenimą. Ir jos va čia už manęs vėl skraido. Jos taip skraido. Ir įdomumas tame, kad mes, kai gyvename savo gyvenimus, mes ne visada suvokiame, kasgi vyksta mūsų gyvenimuose. Ir kartais turbūt mums labai yra svarbu truputį sustoti, truputį atsisukti atgal, truputį palaukti. Šios dienos tokia esė pamąstymui, kiek aš laiko iš tikrųjų savo skiriu. Ir ar labai dejuoju dėl laiko, nes laikas, nespėsiu, nenueisiu, nepadarysiu. O sustoti ir pastebėti, kaip žaidžia voveraitės medžių viršūnėse. Arba pasiklausyti, kaip genys tuksena ir pasidžiaugti šitą nuostabią gamtą. Pasidžiaugti saulės šilumą, kuri šiuo metu yra. Ir ar išeina pamąstymas laikas. Tokia retorinė sąvoka laikas. O iš tiesų tai jo nėra. Nėra nei praeities, nei ateities. Tiesiog yra dabar. Dabar šis laikas. Gražios dienos.